Sveiki, žvejai. Nemėgstu filmuotis, reklamuotis, bet blėt, kai baudą gauni, atsiprašau už keiksmažodžius, bet kai baudą tokią gauni už nieką, tai yra chujevata. Dabar esam Žiobiškio ežere, Širvintų rajone. Pasirodo, tas ežeras yra privatus. Ne privatus, bet nuosavas netgi. Jis yra nuosavas. Važiavom per miškus, ženklų nėra jokių, absoliučiai. Ar jisai nuosavas, ar jisai nenuosavas. Susimokėjau, kaip priklauso, pasižiūrėjau aliese. Jis nenuomatas. Tai vadinasi, yra valstybinis, nes čia yra ežeras, net ne užtvanka, ežeras. Nusipirkau bilietą, kaip priklauso. Viską atplaukė, toksai dedokas. Pagyvenęs žmogus. Pasisveikino, kaip priklauso. Aš irgi mandagiai pasisveikinau su juo. Jisai pasakė, aš čia žvejoti negaliu. Nes yra jo ežeras. Jo tai jo. Bet iš kur man žinot, ženklų jokių nėra, absoliučiai. Visiškai jokių ženklų. Atvažiuojant, nėra. Žvejojam, pasakė, kad iškviesk aplinkos apsaugą, gerai, aš jam ir pasakiau. Kviesk tą aplinkos apsaugą, mes išsiaiškinsim. Tavo, ne tavo ir panašiai. Čia yra ežeras, net ne užtvanka. Ir ką jūs galvojat? Toks metrinis pratakaliukas. $15 euriukų susmokėti. Už tai, kad aš žvejoju be žvejo mėgėjo bilieto. Bet aš jį turiu. Bet ne šitame ežere. Bet niekur nėra informacijos, net internete. Bet vat vienas žmogus, Mantas Gryčius, vyresnysis, iš Utenos aplinkos apsaugos Pizdabolas, uždraudė griežtai savo kolegai pasakyti, kur galima ją surasti. Nes tas jaunesnysis, jisai pasakė, kad tokioj svetainėj galima pasižiūrėti, kur yra šitie privatus ežerai, ir jisai jam pasakė, tylėk. Tai kas kūro, blėt, per žmogus? Atsiprašau už keiksmažodžius. Bet vadinasi, jaunesnysis yra ne Pizdabolas, o vyresnysis yra tam, kad pinigus surinkti. Tai dabar turėsi susmokėti 15 eurų baudą už tai, kad atvažiavau su šeimyna, blemba, pasėdėti gamtoj ir pažvejoti. Nors internete nėra jokios informacijos, kad čia yra privatus ežeras. Jokios. Ir kai paklausiau, kodėl aš turiu mokėti baudą, jiem yra visiškai vienodai. Tai už ką aš moku? Tai kam aš pirkau bilietą? Kad pažvejot, pasėdėti, paprasčiausiai pasėdėti. Ir negana to liepia nugriauti palapinę. Už tai, kad čia nėra ženklo, kad čia yra stovyklavietė. Tai vat hebra, įsiaiškinu tokį dalyką. Kiekvienoj saloj, aš šnekėjau apie Anykščių rajoną ir panašiai, ir paklausiau to pačio vyriausiojo, pasakysiu pavardį, Mantas Gryčius. Paklausiau, pavyzdžiui, dabar Anykščių rajone, Rubikio ežere, ar galima statyti palapinės? Pasakė, kad ne, kadangi nėra ten ženklų sudėta, kad ten yra poilsiavietės. Tai vat hebra, kad žvejausit Rubikiuose, salose, blėt, nestatykit pavėsinę, nachai. Nes jeigu pukai man tiek keiksmažodžių, nachai, blemba. Už nieko gavau baudą, blėt. Visą kadrą sugadinam. Pukai tas kadras, blemba. Tai kaip neskėktų